Su džiaugsmu pristatau katalikų dvasininką kunigą Ričardą Doveiką, kuris atvyko kalbėtis apie meilę šviesą mirties tamsoje. Pokalbio moderatorė Violeta Skinderinė. Labadiena, gerbiamas kunigė. Sveiki visi. Mūsų renginių ciklo pavadinimas gyvenimo ir mirties misterijos. Pabandžiau jį pavadinti krikščioniškais terminais ir man gavosi meilės šviesa mirties tamsoje. Kristus yra meilė krikščionio pasaulėvokoje. Pasidalinkite, prašau, kaip jūs matote šių dviejų būties realybių santykį. Pirmiausia, tai labai didelė garbė yra būti čia bendruomenėje, kada išgyvename laiko sandorą, nes šią naktį žengėm į žiemos laiko sampratą, kada esame mėnesių sandoroj, šiandien švenčiame paskutinį spalio sekmadienį. Mums, krikščionims, šiandien yra pirmoji savaitės diena, yra sekmadienis, kur kiekvieną kartą mes dar kartą išgyvename Velykinį slėpinį, prisikėlimo slėpinį. Ir taip pat esame išvakarėse tų dienų, kada kiekvienam iš mūsų būtina patirti labai gilią ir reikalingą patirtį. Kelionės patirtį, leistis į kelią. Tame kelyje, norint kažką pasiekti, reikia iš kažkur išeiti. Ir mes, krikščionys, esame kviečiami išeiti pirmiausia iš savo teisumo ir viso žinojimo. Nes tai turbūt yra patys didžiausi spąstai, kurie gali būti paspęsti kiekvienai mąstančiai būtybei. Tai įstrigti viso žinojimo ir teisumo pinklėse. Mes, krikščionys, leidžiamės šitomis dienomis į kelionę tam, kad galėtume patirti ėjimo patirtį. Ir taip pat mums tikintiems žmonėms vėlinių dienos, pagerbimo dienos nėra liūdesio, sąstingio ar gedulo dienos. Krikščionybė gimsta iš vienos labai unikalios patirties. Nors mes galbūt sakysime, kad krikščionybė gimė, kai Kristus nuplovė kojas apaštalams. Ne. Kai kas galbūt sakys, kad krikščionybė gimė tada, kada Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus. Ne. Gal kas pasakys, kai jis buvo paguldytas kape? Ne. Krikščionybė gimsta tuščiame kape. Nes krikščionis yra tuščio kapo religijos žmogus. Tuščio kapo žmogus. Ir tas tuščias kapas tampa pripildytas tą, ką mes 40 dieną po Velykų švenčiame sekminėmis, šventosios dvasios atėjimu, ugnies atėjimu, šviesos atėjimu. Kai gimstame kaip Dievo tauta, kaip krikščionis. Bet viskas nuo tuščio kapo. Taigi šiandien man kaip kunigui, kaip krikščioniui, kaip katalikui, kaip bandančiam mąstyti, skaityti ir suprasti, tokios yra dienos. Šventajame rašte, Evangelijose mes randame Kristaus paties liudijimą. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmogus labiau mylėjo tamsą negu šviesą. Ir mes šiandien esame labai netoli nuo tos vietos, kurioje žmonės mato tamsoje didžiulę vertę. Išgastyje mato juoką. Mirties šėlsme mato savotišką pasitenkinimą. Dėl to esu labai dėkingas, kad gimsta toks renginys, kuris yra šiandien, kad yra įžiebta ugnis, kad galime kalbėti, diskutuoti, kadangi krikščionybė yra šviesa. Mes esame šviesos žmonės. Taip, krikščionybė nepaneigia tos tikrovės, kurią mes visi esame paženklinti. Aš ir pats šiandieną į šitą susitikimą ateinu palaidojęs labai jauną žmogų. Ir kalbėti šitomis dienomis apie šviesą esančią tamsoje, tad dar kartą turbūt prisiliesti prie to, ką ir šiomis dienomis popiežius Leonas paminėjo vieną labai subtilų sakinį, bet jis labai tinka šitam susibūrimui.
Nežinoti reiškia tikėti. Nežinoti reiškia tikėti. Mes krikščionys nežinome, kaip Dievas žiūri pačią nuodėmę ir pačią mirtį. Mes krikščionys tikrai nežinome, kaip kiekvienas iš mūsų atrodysiame amžinajame gyvenime. Mes nežinome, ir šventas raštas byloja, ko žmogus nematė, ko žmogui į protą neatėjo, ką žmogus net pagalvoti negalėjo. Dievas paruošė tam, kuris jį myli. Mes tikrai nežinome, kaip atrodysime prisikėlime. Bet vienas dalykas yra tikras – mes tikime. Nežinojimas yra mano tikėjimo įsčios. Nes tame tikėjime nuskamba balsas. Ne nuomonė, ne deklaracija, bet nuskamba balsas pilnas liūdimo. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Dievo tauta, kurią mes kartais pavadiname žodžiu bažnyčia, labai dažnai susitapatina su pastatytais pastatais. Bet tarp pastato ir žmogaus yra, turbūt visi čia žinome, labai dideli skirtumai. Mes esame gyvasis Dievo statinys. Mes žinome, kad į bažnyčią sueina įvairiausių žmonių. Mes turime krikščionybėje ir šventųjų, ir turime išdavikų. Mes turime mistikų. Ir kaip popiežius Leonas savo antrą dieną po išrinkimo Petro tarnystėje pasakė, man labai skauda širdį, kad šiandien sutinkame pasaulyje labai daug pakrikštytų ateistų. Jie krikštyti, bet yra ateistai, jie nieko netiki. Bet yra pakrikštyti, sutvarkyti, liaudiškai sakant. Galbūt kažkas ir santuokoje gyvena, ir gal karts nuo karto išpažinties nueina, kur pasigiria savimi, nes jis nieko blogo nedaro. Bet jo pasakyti žodžiai tampa labai svarbus. Taigi mes bažnyčioje galime atrasti visokiausių dalykų. Šiandien sakom, net kartais šėtonas praeina bažnyčios koridoriuose. Kaip ir bendruomenė, kaip ir organizacija, mes turime daug iššūkių, daug pūlinių, labai nesmagių pūlinių pūliuoja. Bet ko niekada nebūna bažnyčiai? Ko niekada nebūna bažnyčiai? Kai net kartais velnės praeina jos koridoriais. Ir kartais apima svetima gėda, kai mistikai rausta per pakrikštytų ateistų padarytus veiksmus. Ko niekada nebūna bažnyčiai? Ten niekada nebūna nevilties. Nebūna nevilties. Nes peržengus tą slenkstį, ant tavo gyvenimo pečių yra uždedamas vilties apsiaustas. Tau užduodami du klausimai. Supranti, kad gyveni ir kaip gyveni? Nori gyventi? Kelkis, eik, gyvenk. Ir dėl to, iš to, kad esame tuščio kapo religija, ir iš to, kad esame prisikėlimo žmonės, ir mūsų tikėjimas formuojasi ant nežinojimo, bet visiško pasitikėjimo, suprasti šitas dienas, reikalingas vienas laikysenos elementas – nuolankumas tiesai. Nuolankumas tiesai. Ir ta tiesa labiau unikali mums, krikščionims, kad žmogus yra Dievo sukurtas. Ar tai pažeidžia kieno nors teisės, laisvės, galimybės, pasirinkimus? Ne. Bet neužtenka būti sukurtam. Dievas, kurį mes tikime kaip krikščionys, kuris yra santykis iš esmės, trejybinis santykis, jėga, galia, šviesa, aistra, gyvybė, gyvenimas, uždustų savyje neišsireiškęs. Dėl to žmogus nėra vienišumas, bet man kaip tikinčiam žmogui pats gražiausias žmogaus apibrėžimas, kad žmogus yra santykis. Man žmogus yra santykis. Dievo sukurtas ir vyro bei moters pradėtas. Motinos išnešiotas, skausme pagimdytas ir krūtimi įžindytas. Ar šis kelias būti žmogumi pažeidžia ką nors? Teisės, laisvės, pasirinkimus? Ne. Bet net ir tam šiandien reikalingas nuolankumas atpažinti save.
Nes norint atpažinti save, aš turiu būti apšviestas kito. Nes aš esu santykis, aš negaliu egzistuoti be kito. Mums krikščionėms Dievas yra meilė. Bet nėra ta abstrakti, ne ta, kur kartais musulmonų bendruomenės įrašo 99 vardus ir dar palieka tuščią lentelę, gal dar koks vienas Dievo vardas atsiras. Ne, mums vardas yra vienintelis – meilė. Bet meilė yra vardas, į kurį remiantis šventuoju raštu, prieš jį vienintelį vardą klaupiasi dangus, žemė ir po žemę ir tamsos galybė sudreba. Yra Jėzaus vardas. Mums meilė yra tokia – asmuo. Ne jausmai. Meilė yra jausmų, bet meilė yra asmuo. Kaip ir netektyje, kurią mes visi išgyvename, yra labai daug jausmų, labai daug nežinomų, labai daug klausimų. Bet taip pat ir yra tas tikėjimas. Tikėjimas, kuris šiandien yra sklidina šviesos. Ir man iš tikrųjų labai dažnai būna liūdna, kad mes krikščionys esame liūdesio kartais propagandistai. Ir pamirštame, kad mūsų misija yra skleisti šviesą, tą viltį, pasitikėjimą, meilę. Ir šiomis dienomis grįžau iš vienos piligriminės kelionės su 52 žmonėms, važiavom į Siciliją, Kataniją, pažiūrėti Šventos Agotos, nes Lietuvoje žinom, kaip jinai yra gerbiama. Ir lankydami vieną iš šventovių atradau labai nuostabų užrašą ant kapų. Ir aš pagalvojau, ogi tokiam katalikiškam krašte kaip Lietuvoje, ne ant vieno paminklo tokio užrašo nerasi. Lietuviški paminklai pilni. Liūdi vyras. Nu kasgi su juo norės turėti ateities, kai amžinai net į akmenį įrėžia, kad liūdi. Amžinai liūdi vaikai. Ar jie patirs gyvenimo džiaugsmą, į akmenį rėžia savo pretenziją gyvenimui. Ir tas liūdi, ten vien negatyvizmas. O ten perskaičiau lotyniškai vieną užrašą. Ir aš supratau, ką reiškia dar kartą būti krikščionimi. Jis buvo labai subtilus tas užrašas. Šitie kaulai prisikels. Ir čia yra visa krikščionybė. Šitie kaulai prisikels. Ir čia yra visa krikščionybė. Ričardai, galiu paklausti, tęsiant šitą mintį, kad esate minėjęs, kad krikščioniui visų šventųjų diena, tai lapkričio 1, taip, tai yra triumfo diena, kuomet bažnyčiose dominuoja aukso spalva, balta spalva. Ir štai šiame fone, kaip tai suprasti, ar galėtumėte paaiškinti visų šventųjų dienos esmę? Mums krikščionėms visų šventų diena tai dar kartą yra liudijimas, kad tas, kuris yra sukurtas, pradėtas ir pagimdytas ir egzistuojantis laike, patirintis savo perėjimo patirtį, iš laiko žengiamas į erdvę, kurioje nėra laiko, nes mums patekti į dangų krikščionėms yra įžengti į patį Dievą, bet neištirpti kaip nirvanoje, nebūti kaip Varanasi sudaužius urną su nutrauktais giminystės saitais ir santykiais, bet visuomet išlikti pilnaverčių žmogumi, nemirtingų žmogumi. Krikščionys, kurie lapkričio 1 mes prisimename, kad didįjį penktadienį prieš Velykas įvykęs Kristaus mirties įvykis ant kryžiaus byloja pačiai mirčiai, aš būsiu tavo mirtis. Ir Apreiškimo knygoje Naujajame testamente yra parašytas ateities toks liudijimas, kad mirčiai, kuri paliečia mūsų kūnus, yra parengta mirtis. Naujajame testamente randame sakinį, mirtis bus įmesta į mirties ežerą. Tai reiškia, ir mus paliečiančiai mirčiai yra parengta mirtis. Dėl to, kad mes esame tuščio kapo krikščionys, švenčiame savo nemirtingumą ir mes važiuojame į kapus, kad galėtume neapraudoti nuoskaudų ar pretenzijų,
ir uždegam žvakelę kaip Kristaus šviesos slėpinį ir gėlę kaip žmogiško trapumo ženklą, mes krikščionys važiuojame į kapines pasižiūrėti į to žmogaus prisikėlimo vietą. Šitie kaulai prisikels. Mes lankome kapines kaip prisikėlimo vietą. Mums krikščionėms net kapai yra ateities pranašystė. Prisikėlimo pranašystė. Ir dėl to krikščionys, kurie būtent už tokį mąstymą, tokį elgesį, tokią aistrą, pirmaisiais šimtmečiais ir po šiem dienom yra persekiojami ir žudomi. Ir pirmieji 300 buvo iš tikrųjų bažnyčios kankinystės šimtmečiai. Ir šiandien mes krikščionys patiriame persekiojimą ir jei pažvelgtumėte į viso pasaulio statistikas, esame labiausiai persekiojama religinė bendruomenė, tai yra krikščionys, kur šiandien yra skerdžiami, kur šiandien yra deginamos šventovės, yra skerdžiami. Ir kai išsilavinusi Europą šiandien taip pat vykdo persekiojimą krikščionių. Ir kaip popiežius Pranciškus šviesios atminties pasakė, kaip Europą šiandien persekioja krikščionis. Eliminuodami juos iš viešojo gyvenimo ir atmesdami bet kokį krikščioniškai liudijimą, popiežius Pranciškus pavartojo 2 labai subtilius žodžius, kaip Europą šiandien persekioja krikščionis. Mandagiai. Mandagus persekiojimas, eliminavimas iš viešojo gyvenimo. Visos šitos patirtis, kurios suformavo mums kankinystę, parodo lapkričio 1 dieną, kasgi mūsų laukia. Kas man bus už tai, kad aš būsiu padorus žmogus? Kas man bus už tai, kad aš būsiu tikintis žmogus? Kas man bus už tai, kad aš būsiu sąžinės žmogus, vertybės žmogus, gyvenimo, gyvybės žmogus? Kas man bus už tai? Ir lapkričio 1 mums krikščionims duoda atsakymą, tau už tai bus 2 dalykai – Dievas ir gyvenimas. Dėl to mes lapkričio 1 švenčiame savo žmogiškumo triumfo dieną. Mes atsigręžiam į tuos, kurių dėka mes šiandien galime save pavadinti krikščionimis, nes kankinių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Mes matome tuos ne tik tai mistikus, ne tik tuos, kurie šiandien yra įrašyti ir mus vardais jų pavadino, bet tame mes matome savo tėtį, mamą, sutuoktinę, vaiką, senelį, anūką, negimusi, net negimusi. Tai reiškia, mes švenčiame tuos, kurie gyvenimą nugyvenę yra įžengę į patį Dievą, į savo pilnatvę. Pilnatvę, kurioje buvo jiems duotas labai gražus palinkėjimas, nes krikščionybė, mes katalikai laidotuvių dieną pačią intimiausią akimirką, po kurios apeigos įvyksta kūno atidavimo žemėje apeiga ir užkasimo apeiga, išreiškėme vieną palinkėjimą, kurio žodžiu, kuris yra visiškai nevartotinas per laidotuvės žmonių, o tą žodį pasako bažnyčia. Būk įvestas į viešpaties džiaugsmą. Džiaukis. Dėl to mums, krikščionėms, lapkričio 1 yra triumfo ir džiaugsmo diena. Mes skaitome jų istorijas, mes prisimename jų pavyzdžius, mes nemėgdžiom, mes nesam beždžionės. Mes atsiremiam ir mokomės, o kas gali įvykti žmoguje, kad jis man gali tapti pavyzdžiu, kelrodė žvaigžde, palydėtojų, užtarėjų. Ir mes krikščionys bažnyčią matome 3 lygmenyse. Čia žemėje keliaujanti, mes krikščionys išpažįstame apsivalymo poreikį, kas telpa terminė skaistykla yra apsivalanti, kenčianti bažnyčia. Ir 3 bažnyčios dėmuo yra triumfuojanti bažnyčia. Ką mes kalbame Dievo karalystės, amžinos santokos tarp kūrėjo ir kūrinio vestuvinio pokylio menėje esančio žmogaus bažnyčia.
Taigi šį keliaujantį bažnyčią prisimena savo tikslą, kas man bus už tai, kad šiandien būsiu juo. Dėl to lapkričio 1 yra labai šviesi diena. Tai yra mums triumfo diena, balta diena, aukso spalva dominuoja liturgijoje, patys gražiausios kūriniai nuskamba, kilniausios giesmės išgiedamos. Ir katalikų bažnyčia lapkričio 2 dieną, paminėjusi visus šventuosius, atsigręžia savo žmogiškumo tikrumu, nes meilė mums yra asmuo, o ne jausmas, į visus mirusius. Į visus mirusius. Lapkričio 2 yra visų mirusiųjų diena, kur mes krikščionys išpažįstame, kad po didžiojo penktadienio mirtis, kuri buvo sulaužyta ant Kristaus kryžiaus ir turinti įtaką tik tai mano kūno pokyčiui, bet nebeturinti įtakos mano likimui, mes ateiname užtarimo santykyje maldai už visus mirusiuosius, kuriuos prisimena kažkas ar nebeprisimena. Ir tai yra diena, kada mes meldžiamės už tuos, kurie yra skaistykloje, kuriems reikalingas apsivalymas, reikalingas nuskaistinimas, jiems reikalingas tas aistros prisilietimas. Dėl to šios 2 dienos mums yra labai skirtingos diametraliai, bet vienas vienis vieniantis jas abi yra gyvenimo vienis. Ir būti įskiepytam tu, kaip esi įskiepis nemirtingume, gyvenime, prisikėlime ir pačioje amžinybėje. Ačiū, Ričardai, ir tęsdama jūsų mintį, ugnis, gėlės ir malda. Galite mums apie tai šiomis dienomis, kodėl mes nešame ugnį, kodėl nešame gėlės ant kapo ir maldos reikšmė. Pabandžiau tai labai vienu sakiniu atsakyti šitą klausimą. Krikščionybėje ugnis mums simbolizuoja patį Dievą. Tas, kas sudegina viskas, kad žmogus būtų grynas. Nes ugnis išbando kiekvieną iš mūsų. Auksas yra išlydomas ugnimi, kad ugnis sunaikintų visas priemaišas. Niekada nėra auksas išgrynamas vandeniu, tik ugnimi. Krikščionims ugnis yra pakankamai pažįstama savo karščiu. Tai buvo labai brutalus įrankis persekiojant krikščionis. Deginami, kepami, verdami, ketvirčiuojami. Pasityčiojimas totalus. Ir tą visą nuodėmės naktį, kur mes krikščionybę išpažįstame Dievo apsireiškusio asmens įsikūnijimą, mums ta naktis tampa įžiebta velykinė žvakė, tampa šviesesnė už pačią tamsą. Taigi krikščionis neša žvakelę į kapines kaip Kristaus mirties nugalėtojo, gyvybės dovanotojo ženklą. Mums tai yra ženklas. Tavo gyvenimas perėjo didelę ugnį. Ir tavo ydos ir dorybės, tavo profesija ir iššūkiai, meilė, kurią patyrė ir neapykanta, kuria buvai apspjaudytas, tu buvai sumaltas, kaip šventam rašte rašo, kaip tie grūdai iki miltų, bet iš tų miltų Viešpats iškepa duoną, skani ta duona, valgoma ta duona, šventa ta duona, nes tavo toks gyvenimas. Dėl to šviesa mums yra vilties ženklas, Kristaus ženklas, gyvenimo, šviesos, nemirtingumo, mūsų palinkėjimo įžengti į Dievo džiaugsmą simbolis. Gėlė yra mūsų trapumas, mūsų žmogiškas dužlumas. Kaip prelatas Rupšys, švento rašto vertėjas, sakydavo, molinukas yra žmogus, dužlus molinukas. Ta gėlė, kur yra nuskinta ir nutekusi santykio su vandeniu, šaknimis ir žeme, labai greitai nuvysta. Tai mūsų žmogaus drąsa įvardinti save. Ir malda, kurią mes krikščionys sukalbame prie kapo, yra būtent mūsų santykio būtinybė. Maldoje mes esame
advokatai vienas kitam, užtarėjai vienas kitam, prieš ką? Prieš pačią meilę. Kas gali drįsti atsistoti prieš tą, nuo kurio tu priklausai? Kas gali leisti suteikti žodį tau, kuris atsitiks smiltelė ir pelenai? Ir Dievas, kurį mes tikime, mums leidžia visą tai padaryti. Mes atnešam savo artimųjų vardus, mes atnešam jų gyvenimus, mes atnešam kartais savo drumzliną vandenį po kryžiumi, viską padedam kam? Kad nusėstų drumzlės, kad vanduo nuskaidrėtų, nes tik skaidrų vandenį verta atsigerti, skaidriame vandenyje galime pamatyti. Dėl to mes ir dvasininkai, ir sąmoningesni krikščionys iš tikrųjų atkreipiam dėmesį, kad kapinės šiomis dienomis nėra duoklės vieta. Mes nunešdami žvakę, gėlę, labai daugelis žmonių per tą veiksmą trokšta nusipirkti ramybę, bet netaip nenusiperkama ramybė. Ir mes kartais matome, kad paverčiame savo kapinės šiukšlių konteineriais. Konkurencinė vieta, arogancijos išraiška, puikybės demonstravimu, o vis tai yra tamsa, vis tai yra šėtoniška. Taip aš niekada nesuprasiu plasmasės ant kapo. Nežinau, ar tu netum gauti gimtadienio blogą progą plasmasinių gėlių. Pusipurš duchynų pakvėpės. Tiesiog atneštų, numestų, bet taigi bus gražu visus metus, tu prisiminsi, kad aš tave sveikinau su gimtadieniu. Todėl plasmasės kultūros niekada nesuprasiu. Bet gėlę žiedą mes nunešame. Bet jis labiau reikalingas mums, kad suprastume, kad mes nenužmogėtume, nepamestume savęs, neprarastume savęs. Malda taip, malda mums reiškia, kad santykis, kuris pasikeitė, bet nenutrūko. Maldoje mes juos užtariam, prašome jų užtarimo, mes kalbame, mes bendraujame. Tai reiškia, kad krikščionis per žvakę, gėlę ir maldą žmogų palaidoja, bet neužkasa žmogaus. Labai yra baisu būti užkastam ir nepalaidotam. Bet taip pat mes palaidojam žmonės, bet jų neužkasam. Nes labai daug žmonių užkasa žmonės, jų nepalaidoja. Gedulas, depresijos, lygos, vaistai, antidepresantai, susastingis, tamsos dalykai, pretenzijos Dievui, gyvenimui, visa tai yra būtent užkasto žmogaus pasekmė. Bet tie, kurie palaidojam žmogų ir toliau turime santykį su juo per maldą, kur mums yra dialogas, pokalbis, pašnekesys, viskas tęsiasi. Viskas tęsiasi. Dėl to šiandien aš labai džiaugiuosi, kad net ir šitai bendruomenė galiu pasakyti, prieš jūs yra netikintis kunigas. Prieš jūs šiandien drįso ateiti žinantis kunigas. Aš žinau, kad yra gyvenimas po mirties. Aš žinau, kad egzistuoja šviesa. Aš nežinau, kaip aš atrodysiu, bet kadangi aš tikiu ir mano viltis yra Jėzus Kristus, aš žinau, kad jis mano kaulus tikrai prikels, nes aš esu nemirtingas. Ir dėl to, taip kaip aš tikiu Dievą, taip aš elgiuosi su kitu žmogumi. Tas, kas iš tikrųjų tiki Dievą, nepastumia kito žmogaus. Tas, kas tiki Dievą, atsiklopia prieš kitą žmogų, nes atsiklopti gali tik laisvas žmogus. Ir tas, kas tiki Dievą, jis yra iš tikrųjų laisvas žmogus. Net laisvas gyvybę už kitą atiduodi, žinodamas, kad tą pačią akimirką jis visą nemirtingumą savo pelnė. Iš čia kilo krikščionybė, iš čia kilo kankinystė. Ir kai mes matome pirmųjų krikščionių kankinystės, ką reiškia melstis už savo persekiotus, laiminti savo būdelius, kai žmonės ramiai ir oriai ėjo pasitikti mirtį, nes jie žinojo, kad mirtis turi tik tai įtaką kūnui. Jei neklystų musulmoniškose kraštuose, viename iš jų, aš tik bijau prisiminti, nenoriu pameluoti, kad rame, persekiojimų laikotarpį krikščionis buvo sutarę įsitatuiruoti ant krūtinės kryžių. Žinom, krikščionybė labai nepalankiai žiūri tatuiruotės, mums tatuiruotės yra šėtono langas į žmogų.
Pagal krikščionybę tatuiruotė yra didžiausias blogis, nemeilės didžiausia savo išraiška. Per tatuiruotę veikia šėtoną žmogų. Tuose persekiojimo kraštuose krikščionys įsitatuiruodavo kryžių kam? Ir jų buvo labai įdomus paaiškinimas, kad kai mane kankins, mano sąmonė, mano žodis, instinktas išgyventi gali privesti, kad aš galiu išsižadėti tikėjimo ir Dievo. Bet jeigu aš net ir žodiškai kankindamas iš skausmo išsižadėsiu, mano kūnas yra krikščionis. Mano kūnas neišsižadės. Ir dėl to tose kraštuose musulmonai, kai skersdavo krikščionis, plėšdavo rūbus ir žiūrėdavo, yra kryžius ar nėra kryžius. Ir yra kryžius iš karto paskersdavo, net nekankindavo. Sakydavo, beprasmiška. Beprasmiška. Tai štai ką reiškia tikėti. Štai ką reiškia būti laisvam, net iki tokios patirties gyvybę už kitą atiduoti. Ir pačiam tapti kaip auka, bet ta kvapne auka. Nes pasikartosiu, galbūt dar daug kartų šį vakarą tą sakysiu, mes esame nemirtingi. Esame tuščio kapo žmonės. Aš daug ko nežinau, bet aš tikiu tai, ką jis man pasakė. Tikėk, pasitikėk ir pamatysi. Gerbiamas kunige, apie pramogas ir žaidimus, grįstus mirties demonizavimu, jūs savo poziciją visuomenėje esate išsakęs ne kartą. Galima pasiklausyti jūsų pasisakymų įvairiose laidose iš tiesų. Ir iš tiesų tūlas nesusimasto apie dvasinių būtybių būti ir tokių pramogų prigimti. Ir štai tamsiausių laikų šiomis dienomis tai ir tamsos jėgų pagrindinis garbinimo laikas. Kaip tokios jėgos pasinaudoja žmonėmis, kaip tai pasireiškia, per ką, galbūt kažkokiamis žmonių savybėmis, nežinau, naivumu, ten vartotojiškumu, jautriausia visuomenės grandimi vaikais, ar dar galėtumėt plačiau? Kai pasaulis ieško nežemiškos gyvybės Marse ir daro didelės ekspedicijas ir išleidžia milijardus, nors galėtume išspręsti daug problemų Žemėje, mums krikščionims, judėjams ir musulmonams nėra problemų atsakyti į šitą klausimą. Ar egzistuoja nežemiškos kilmės gyvybė? Mums atsakymas vienas – taip. Nereikia mūsų jos nei ieškoti, nei įrodinėti ir į Marsą skristi nereikia. Mes tikime nežemiškų būtybių egzistavimu, ką galima pavadinti terminu angelas. Taip, mes žinome, kad tai ne tas barokinis, susiformavęs su gerais putliais žandukais ir labai gražiomis plunksnų kamoliukais. Tai ne tie, kurie laidoja strilites per Valentinkę, kad ten kažką įsimylėsi. Mes pilnaverčiai tikinti žmonės puikiai žinom, kokia tai yra galia, jėga, laisvė, sąmonė, kūrinys, kuris yra iš tikrųjų savo visų savimi, yra net pirmiau sukurtas negu žmogus. Taigi mums egzistuoja nežemiška gyvybė. Taip mes žinom iš Šventąjį raštą remiantis, iš ko kyla tamsos atsiradimas. Liuciferis, tas šviesos angelas, kuris būtent pasako žodį ne, tai yra laisvės pasekmė. Kaip ir nuodėmė yra laisvės pasekmė, ir mirtis yra laisvės pasekmė, kaip nuodėmės vaisius. Taigi šiandieną taupant laiką, mes tiesiog apsistokim ties tuo supratimu. Dvasinėme pasaulyje apsisprendimas už žmogų buvo taip pat nevienareikšmis. Ir dvasinis pasaulis priėmė teigiamą sprendimą ir maišto sprendimą. Taip, žiūrėkit, koks yra svarbus žmogus. Kodėl? Kodėl šiandien tamsos pasaulis labai stipriai veikia žmogų? Kodėl šiandien mes matome tamsos pasaulio iššūkį žmogaus kūnui ir vienai socialiniai grandžiai kaip šeimos egzistencijai tikrovėje?
Kodėl šiandien tamsa, pavadinkim Liuciferį, šėtonas, labiausiai nekenčia šitų dviejų tiesų - žmogaus kūno ir šeimos. Ir krikščionys turime šitą klausimą atsakymą. Nes Dievas tapo žmogumi. Kristus prisiėmė žmogaus kūną. Čia mes galėtume valandas kalbėti, kodėl šiandien yra tamsos pasaulis būtent prisidengdamas šiandienos liberalių mąstymų, bando sunaikinti žmogaus kūną negrįžtamai. Tamsa nekenčia tavo kūno, nes Dievas tapo žmogumi. Šiandien net ir tas propaganda visų tų kremavimų ir visų kitų dalykų, kur bažnyčia leidžia, bet čia sakau, turėtume valandas ilgai galėtume diskutuoti, kalbėti galbūt kitų pokalbių tai temos. Bet negalima tai paversti tokiu vien tik tai jausminiu dalyku, kodėl, nes kremavo žmogaus kūną nebelieka DNR, tai nebelieka žmogaus, tik tai jo pelenai. Taip, ir jos Viešpats prikels. Bet pats mano apsisprendimas, aš einu į visišką savęs susinaikinimą. Tamsos pasaulis labai nekenčia santokos ir šeimos, nes Dievas gimė šeimoje. Tėvystė ir motinystė, vaikystė, seneliai, giminės, bendruomenė, visuomenė, tauta, valstybė, pasaulis. Ir dėl to tamsos pasaulis visą laiką puola. Tos dienos, kurias mes dabar esame, tai jų yra pagrindinės dienos. Ir tai iš tikrųjų yra tamsos pasaulio šėlsmo dienos. Kodėl žmogus labiau mėgsta tamsą negu šviesą, klausimas geras. Ta liudija ir Kristus, ką sakiau savo kalbėjimo pradžioje, cituodamas Evangelijos žodžius. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmogus mylėjo labiau tamsą negu šviesą. Čia geras klausimas, kodėl mus labiau žavi tamsa. Šiandieną galbūt tie, kad esame pakrikštyti ateistai, mes nieko netikim. Jeigu paklaustume šiandien, kas yra čia pat, netoli nuo čia, eina žiūrėti tų visų raganų, visų kitų dalykų, jeigu jų paklaustum, ar tu tikrai tiki raganomis, jeigu jis pripažintų, tai nežinau, jis tada tikrai turėtų pripažinti, kad tai yra, bet jam tai yra folkloras, tai yra žaidimai, žaisliukai. Kaip šiandieną veikia tamsos pasaulis? Kaip šiandien veikia šėtonas? Buvo laikas, kada šėtonas sakė, Dievo nėra. Sovietmečių mes girdėjome, Dievo nėra. Kitose laikotarpiuose girdėjome, nebeveikia tai. Vis tiek yra žmonių, kurie jį tikėjo, kankiniais tapo ir paslapčia tą tikėjimą išnešė. Bet kokią paėmė taktiką šėtonas modernioj visuomeniai. Jis dabar nesako, kad Dievo nėra. Nes vienintelis, kuris žino, kad Dievas yra, tai yra velnias. Jis yra didžiausias visatos teologas, yra šėtonas. Jis vienintelis tas, kuriams nereikia įrodinėti, kaip mums Dievas yra ar nėra. Jis yra puikus Dievo žinovas. Yra vienintelis, kuris tobuliausiai pažįsta Dievą, yra velnias. Bet šiandien velnio taktika yra labai subtili. Tau tai Dievogi nereikia. Tu turi pažangą, turi mokslą, mediciną, turi išsilavinimą, tu turi laisvių ir teisių dekalogus, kodeksus, tu turi protą, sąmonę, nereikia tau jo. Jis yra, tegul jis būna, koks dar neteisingas dar tau. Žiūrėk, kodėl mirė tas žmogus, o tas dar gyvena, kodėl tu susirgai, o kitas kažkur, kur prie keiteinerio sėdi su raudonais žandais ir sėdi su raudonais žandais. Jis nėra labai turbūt su tavim teisingas, paignoruok visą kitą, pretenzijas pareišk. Ir vienintelis šiandien šėtono laimėjimas yra tada įskiepyta žmoguje sąmonėje, neskubėk. Tu su juo visada turėsi pakankamai laiko, visą amžinybę. Neskubėk. Dabar turi rimtesnių dalykų. Atrodo šaržuoja, atrodo labai vaikiška, bet už to vaikiško šaržavimo labai rimta galia, nes tai iš tikrųjų galios sankirta, prieštaraujančiojo sankirta. Ir šiandieną sakyti, kad esu naivus, tai man tada kyla klausimas, ką tu mokykloje darei, ką tavo reiškia universitetinis išsilavinimas.
Jeigu tu nesupranti, tai kaip tau galima patikėti valstybės valdymą, jeigu tu nesupranti elementarių dalykų. Jeigu tau tai yra žaidimas, palauk, kiek tau metų, jeigu dar tu žaidimų žaidi. Ir čia galima būtų kelti labai labai didelius klausimus. Ir aš tikiu, kad dalis iš tų žmonių yra suklaidinti žmonės, nes jie nepatikėjo tuo, kas jiems buvo perduota. Taip yra žmonių, kurie laisva valia apsisprendžia už tamsą. Tamsa turi savo kariuomenę. Ne vien tik angelų, bet ir žmonių. Yra daug žmonių, kuriems patinka tamsa, kurie garbina tamsą, kurie parduoda savo sielą šėtonui, kurie daro šėtoniškus darbus. Ir labai subtiliai, ir labai rafinuotai, ir kartais labai užmaskuotai, kartais tiesmukiškai. Čia irgi turbūt yra Dievo tragiškumas, jeigu taip galima išsireikšti, dovanoto žmogaus laisvės rizika. Žmogus yra laisvas save pakilėti į dangų ir save nugramzdyti į pragarą, žmogus laisvas mylėti ir nekęsti. Ir dėl to laisvė ir atsakomybė visuomet eina šalia vienas kito. Man iš tikrųjų labai būtų liūdna, jeigu tie žmonės ten tik tai būtų vaikų darželį susirinkęs. Suaugusių vaikų darželis, tai suėjo, pasižaidė. Bet šiandieną ne vienas iš jų negali pasakyti, kad yra kurti, kad jie negirdi, kad tik jų neprieina informacija, kad tai, ką mes čia susirinkę darome, net savo mintimi, savo energiją, savo gale, tarsi to nesiunčiame jiems kaip žinios, kad jie suprastų, atsimerktų. Nes paskui, nežinau kaip jums, bet mums, kunigams, tenka dirbti atsiraitojus rankovės, kai tenka egzorcizmus atlikinėti, užtarimo maldas atlikinėti ir traukti žmonių sielas iš tos tamsos, kai iš tikrųjų užpuola visokiosios lygos ir ypatingai psichologinės, tos dvasinės problemos. Tai šiandieną mes turime susitelkti dėl vieno dalyko. Jei tiki Dievą, nepastumsi kito žmogaus. Dėl to šiandien mes, kurie apsisprendžia vis dėlto būti toje pusėje, jie yra gydomi vieninteliais vaistais – meilė. Jiems nepasisekė, jo stokoja meilės. Dievo, savimeilės, savigarbos ir iš savęs einančios meilės į kitą. Jie yra gydomi vieninteliais vaistais meilė. O meilė pareikalauja iš mūsų labai didelio kantrumo atsiklaupti ir traukti žmogų iš klaidos, traukti žmogų iš tamsos. Bet ateiti su argumentais, ateiti ne iš pozicijos teisiojo, ką šiandien net Evangelija kalbėjo sekmadienis, teisusis ir muitininkas, kas viešpatie, tu tik manęs pasigailėk, ir teisusis aš, kuriam nereikia kito. Ne. Šiandien turime visi nusimti karūnas, atsiraitoti rankovės ir atsiklaupti prieš to žmonės, gydyti juos meilę, kantrią meilę, ištvermingą meilę. Ir tai yra mūsų užduotis. Ne vienas iš jų negali turėtų suformuoti tokią poziciją, kad niekada negalėtų pasakyti, aš negirdėjau, ką tu man sakėjai, ką tu man paliudijai. O liudyti mes galime vienintelį dalyką – patiems teisingai į savo gyvenimus susistačius elementus. Ką reiškia mirtis, blogis, ką reiškia kapas, prisikėlimas, ką reiškia siela ir Dievas, kūrinys ir kūrėjas. Kai mes patys būsime persmelkti tą šviesą ir ją spinduliuosime, tai mes būsime laisvi nuo vieno dalyko. Niekada nereikės įrodinėti, kad tu esi kažkas. Jie visi žinos, kas tu esi. Štai čia esminis dalykas, ką mes turime pasiekti. Kol tu gyvenime įrodinėjai, kad tu esi kažkas, tai taip gyvenime tu nieko dar ir nepasiekęs, nieko nepasiekęs. Nes tau reikia vienintelis dalykas, tau reikia tik įrodinėti, kad tu esi kažkas. Kai kiti žinos, kas tu esi, tau reikės tik tai liudyti tai, kas tu esi. Ir būsi laisvas visiškai gydyti kiekvieną sutiktą į meilę. Tarp mūsų, mumise
turi atsirasti kritinė masė žmonių, apie kurios žinos, kas mes esame. Ir tada bus mūsų dvasinio gyvenimo aukštuma, užduotis, atsiritovus rankovės, iki kraujo kovojant, su puikybė parodyti aroganciją. Skeveldra, skiedra, gal pakelsiu tave, nuprausiu, matai, aš taugi sakiau, ne. Kaip Kristus sakė, tą valandą jūs nieko neklausinėsite, jūs viską žinosite, suprasite ir matysite. Tai mums ta valanda yra kiekviena, kurią mes turime susitikimą su tuo žmogumi, kuriam šitos dienos yra labai didelio džiaugsmo ir laimės dienos. Kad jie mūsų sutikę galėtų tiesiog suprasti, kad tą, ką jie nori padaryti, yra tiesiog jiems nereikalinga. Jiems netinkanti. Ir kiek mes per tą gėrį, Monsinjoras Vasiliauskas, mano mokytojas, sakydavo, vienintelės barikadas turime pastatyti, už kurių žmonės jausis saugus. Gerumo barikados. Ir aš tikiu, kad šitas renginys yra didelė gerumo barikada. Ir po šito barikadą susirinks pamažu per daug metų labai daug žmonių. Nes jūs iš čia išėję po šitos dienos, jūs būsite tų barikadų kūrėjai. Nes jūs prisilietę žmonės patirs daugiau šviesos ir patirs vienintelį poreikį. Jūs visi juos iš tikrųjų gydysite meilę. Vienintelių vaistų išgydančių šią pusybę ir net pačią amžinybę. Tik tai meilės vaistai. Ačiū, gerbiamus kunige. Dar norėčiau suspėti vieną klausimą paklausti jūsų apie išlydėjimo momentą. Neretai žmogui, pavyzdžiui, diagnozavus nepagydomą ligą, pokalbis apie mirtį, apie palydėjimą būna tokia tabu tema. Kartais net pačiam ligoniui artimieji vengia pasakyti, pasakyti tą tiesą, sakydami, tu pasveiksi, viskas bus gerai ir panašiai. Lygiai taip pat ir vaikus, ar ne, saugo, netraumuoja, vengia parodyti jau net ir išėjusi žmogų artimai, arba net atsisveikinti su seneliu ar kažkuo. Taip. Ar tokia pozicija, toks santykis padeda situacijos dalyviams, ypač išeinančiam, ar atvirkščiai, ko reikia išeinančiam žmogui? Aš manau, kad kiekvienam iš mūsų čia esančių būtų labai skaudu, kad mūsų išėjimas būtų paženklintas melu. Nebent jums nori, kad jums meluotų. Ir taip jūs labai paliečiat gilią tiesą ir gilią tikrovę, su kuria aš kaip kunigas susidūriu kiekvieną dieną. Aš susidūriu su labai daug žmonių, kurie labai nekenčia ir nemyli savo žmonių. O vaidina, kad yra pats tobuliausias žmogus egzistuojantis jo gyvenime, bet jie jų labai nekenčia ir nemyli. Kalbėti apie mirtį, kalbėti apie pasiruošimą mirčiai, kalbėti apie išlydėjimo būtinybę, gedėjimo būtinybę, prisilietimo, atsisveikinimo būtinybę, gali tik tai laisvas žmogus. Mūsų senelių karta turėjo vieną pasakymą, kai jų paklausdavo, tai dabar jau nugyvenot gyvenimą, dabar jau esate amžiuje, kągi dabar jums veiksite? Ir jie seneliai sakydavo, dabar mano užduotis gražiai numirti. Atrodo, senelio koks nors toks, jau marazmas pasakomas. Bet yra viso gyvenimo programos viršūnės pasiekimas. Jei mes paskaitytume Paltaroko katekizmą, kuris yra klausimų atsakymų pagrindų parašytas, į klausimą, koks žmogaus gyvenimo tikslas, yra atsakoma vienu sakiniu. Įvykdyti Dievo valią ir išganyti savo sielą. Ir čia telpa visas žmogaus gyvenimas. Įvykdyti valią, išganyti save. Taigi šiandieną mes matome, kad ir ta pati tamsa,
kėsinasi į mūsų nutrauktų santykių dalykus, kad mes įeitume į labai didelių vidinių problemų patirtį. Gedėjimas yra labai natūrali žmogiškai patirtis. Ir gedėti yra būtina. Daug dalykų, ką dabar susakysiu, labai atsiprašau, jeigu kažkam netiks, nepatiks, yra dėl to, kad mes esame žmonės. Mes nesam antžmogiai. Esam kaulas, mėsa, kraujas ir siela. Nieko daugiau. Istorija, protėviai taip, ateitis taip, bet šiandien, šitame momente, kaulas, kraujas, gyslos, mėsa ir siela. Pasakyti žmogui arba pripažinti savo, kad esu mirtingas, yra brandos ir drąsos ženklas. Pasiruošti numirti. Tai dar kartą suprasti, kad tai yra būtinybė ir neišvengiamybė, prieš kurią aš galiu maištauti ar nemaištauti, bet neišvengiamai mane palies. Ir išgyventi savo santyki, pačią intimiausią mano gyvenimo akimirką ir išeiti į anapusinę tikrovę. Tai dar kartą palikti didžiausią dovaną savo žmonėms. Šiandien mes turime būtent apie tai kalbėti ir sakyti. Savo testamente mes kaip kunigai privalome po 5 metų tarnystės rašyti testamentus, kuriuose ne tik tai yra to, kad tu ten sukaupi, kam paliksi, atiduosi, bet taip pat ir turi būti kunigas palieka laišką, kuriame parašoma, kaip kur turi būti palaidotas ir kas bus atsakingas už jo laidotuvių organizavimą. Pas mus dalykai labai sudėlioti tvarkingai ir čia problemų dėl to pas mus nekyla. Aš tame laiške esu parašęs keletą sakinių, kad apie mano mirtį turi būti paskelbta po mano laidotuvių, turėčiau būti palaidotas pagal įstatymus, kurie leidžia para po mirties, prie kurio ateitų kūno atsisveikinti brolis, jeigu dar bus gyvas, jo žmona, vaikai, palaidotis eilinėse miesto kapinėse, ant paminklo jokio vardo, jokios pavardės, vienintelis žodis kunigas. Kodėl? Nes aš esu laisvas žmogus. Mirtis labai yra intimus patyrimas. Tai bus mano gyvenimo viršūnė. Ir iš savo gyvenimo viršūnės cirko aš niekada nedarysiu. Tai yra mano supratimas. Bet labai yra svarbu, kad aš žinočiau, kur aš keliauju po mirties. Kad aš suprasčiau, kad yra vienas turtas, kuris pereina mirties patirtį. Tai kiekvienas geras darbas. Jis bus advokatas už manim. Teismas, kurį mes kalbame dažnai, krikščionybė ir kitos religijos vartoja teismą, kuris įvyksta po mirties, kad siela yra teisiama po mirties. Palaukit žmonės, teismas dabar vyksta. Po mirties bus paskelbtas tik teismos nuosprendis. Dabar mes esame teisiami. Už paduotą stiklinę vandens, ar pastumtą žmogų, mylėtą ar nemylėtą. Dabar vyksta mūsų teismas. Amžinybė man tiesiog bus paskelbtas nuosprendis. Mano gyvenimo įvertinimas. Tai reiškia, kad mano kiekviena diena, ką krikščionis sako, turi būti tarsi pirmoji ir tarsi paskutinė, vienintelė. Bet tas mane kelia baimės, nes esu laisvas, esu tikintis, suprantantis, kad esu nemirtingas, to galintis bet kada už kitą ir gyvybę atiduoti. Kada jūs paskutinį kartą girdėjote, kad jūsų aplinkoje jums pažįstamas žmogus numirtų apsuptas savo šeimos narių ir artimųjų? Niekada arba labai reti atvejai. Šiandien mums tiek yra įskiepita ir tiek mes esame išgąsdinti, kad mes praktiškai mūsų visi žmonės miršta vienišume. Tai irgi šėtono taktika – nutraukti bet kokį santykį, tiesos, gedėjimo, mirties, laidojimo. Nutraukti bet kokį santykį.
Ir mes tada susidurėm su labai keistais dalykais. Slaugoje, kur žmonės pasako, slaugytojai, žiūrėkit, jūsų žmogų liko savaitę, ten 2-3 dienos, pusę paros. Nugi niekas nepaimam atostogų savo sąskaitą, to žmogaus neparsivežam namo, kad paskutinę parą jis pabūtų pačių brangiausių žmonių apsupti ir numirtų namuose. Kodėl? Mes susikombinuojame papildomą dieną atostogoms. Ir nieko nepriekaištam, kad tai kartais būna savo sąskaita. Mes daug dalykų padarome, bet parodyti savo meilę žmogui, mūsų namai tampa labai dažnai uždaryti. Nepatogu, sunku, man skausminga, kodėl? Dėl to aš pasikartosiu, tu esi tiesiog pakrikštytas ateistas, tu netiki. Tu netiki tiesą ar tikrovę, meluoti, žmogus išsigas, o jūs matytumėte mūsų kunigų vedamas laidojimo įrašų knygas, ten beveik kas, nežinau, galbūt tarp 10 vienas būna su įrašu, ar žmogus mirė su ligonių patepimu, visi ne. Kai paklausiu, kodėl, nesitikėjom, 97 metai, 15 metų pragulėjus lovoj. Nesitikėjom. Dar galvojom, kad biški patems. Bet dažniausiai kaip kokia, tai kas iš to, kad nespėjau? Reiškia, iš mūsų asmeninio santykio su Dievu stoka mums tampa vienodai, indiferentiškai, kad mes nuskriaudžiam kitą žmogų, iš jo atimam paskutinę galimybę. Sakramentam, susitaikinimui, žodžiui, išpažinčiai, komunijai, kas mums katalikams yra gyvybiškai svarbus dalykai. Tai aš to žmogaus paklausiau, ar tas žmogus jums tiek daug blogo padarė, kad jūs taip nemylite savo žmogaus, tada žiūri, kunige. Sakau, taip, turbūt labai čia didelis volačius pas jų šeimoje gyveno, kad jūs taip sėkmingai atsikeršijot jo mirties valandą. Nieko neprileidot. Ir mirk toje tamsoj. Žiūri tada. Žmonės kalbėti apie mirtį ir kalbėti apie tiesą. Esame visi mirtingi. Bet pasikartosiu antrąjį kartą, jeigu žinau, kas vyksta po mirties. Taip, skaudu. Taip, daug klausimų. Taip, daug nežinomųjų. Betgi sakiau, nežinojimas yra tikėjimas. Aš nežinau, bet tikiu. Leisti pasakyti žodį savo žmogui. Atsiprašyti ir atleisti. Atnešti tą dvasinę sielos tarnystę, ką mes krikščionys darome per sakramentus, komuniją, patepimą, aliejų, tai yra mylėti savo žmogų. Ir aš manau, kad tas žmogus, kuris mane pagimdė, kuris mane užaugino, kuris mane išmaitino, yra vertas, kad mirties akivaizdoje aš jam nemeluočiau, o patarnaučiau. Gal jisai bent šiek tiek užsitarnavo mano dėkingumo, bent mirties akivaizdą. Net jeigu jisai ir išsigas, tegul išsigąsta. Jeigu jisai susigūš, Viešpatie Dieve, gyvenime kiek kartų mes susigūžtam dėl visokiausių elementarių dalykų. Paprieštaraus, pirmą kartą tai burčina tas žmogus. Bet ne vienas dar neišvarė atėjusio kunigo, bet visi bučiavo kunigų rankas, pasakė, o dabar aš galiu numirti. Nes dabar viskas gerai įvyko mano gyvenime. Ir tų dalykų, kurių jūs negirdite, negirdiniai šeimos nariai, girdim tik mes, kunigai, kai būna dažnai su mumis paskutinis žmogaus pokalbis. Tai dažniausiai jų klausimas ir būna. Ar aš teisingai gyvenime mylėjau? Vienintelis klausimas būna. Kunige, ar aš teisingai gyvenime mylėjau? Taip, iki to mes turim kalbėti, dėl to lapkričio tos šventės mums yra tinkamos pasikalbėti, kaip norėčiau būti palaidotas, pakalbėti apie mirtį šeimos nariuose, pasikalbėti, pažiūrėti visus turtinius dalykus. Nežinote, kaip yra skausminga, kai tavo mirtis tampa šeimos narių mirties priežastim. Per paliktus neteisingai palikimus. Kiek nutraukė santykių brolį su sese, nes ne taip tėvai paliko. Giminės kokias Santas Barbaras įsižaidžia ir susvetimėja. Nugyventi gyvenimą mirštant, žinant, kad tu sukūrei dar kelių žmonių mirtį. Nes brolis ir sesuo niekada gyvenime nebesusitiks. Net materialinių gėrybių
dovanojimas, palikimas turi būti labai išmintingai apsvarstytas, padarytas. Ir čia taip pat reikia gilaus tikėjimo, reikia veiksmo, reikia darimo. Norint tai padaryti, reikia tai suprasti, apie tai mąstyti, tam pasiruošti, sprendimus padaryti, tvirtumą parodyti. Ir kai žmogus gali numirti apsuptas pačių brangiausių žmonių, kai gali būti paskutinis atodusas pačių brangiausių žmonių rankose, tada išnyksta baimė. Šėtonas žmogų nori visuomet laikyti baimėje, nežinojime, nežinioj. Ir kai tu sudaužai baimės spastus, tamsa nuo tavęs atsitraukia. Žinokit, va toks dalykas, jis labai stipriai sudaužo mumise baimės, nugali baimės. Mes turime nugalėti baimę. Mes turime bijoti vienintelio dalyko. Labai galbūt perdėm kunigiškai pasakysiu. Nuodėmės ir pastumto žmogaus. Čia turėtume katastrofiškai bijoti šitų dviejų patirčių. Nusidėti ir pastumti žmogų. Nes nieko nėra baisesnio prieš Dievą ir prieš kitą, kaip Dievą įžeisti, o žmogų pastumti. Nėra baisesnių nuodėmių. Ir tada gedėjimo laikotarpis, kuris yra mums labai svarbus, nes gedėjimas yra būtinas. Tai yra mūsų prigimties dalis. Liūdesys yra būtinas, tai mūsų prigimties dalis. Jausmai yra būtini, nes mes esame jusliniai žmonės, jausmų žmonės. Esame sukurti. Ir visa tai yra mūsų. Ir tada, kad aš galiu paliesti, pamatyti, atsisveikinti, tai nereiškia, kad aš išsižadėsiu, nutrauksiu, pamiršiu, ne. Kaip tik tas žmogus ir yra įgalinamas toliau būti mano bendra keleiviu. Jei man kas nors, mano tėvai mirė labai jauni, aš jų abiejų neturiu. Ir mano gedulas santykėje su mama truko 2 minutes. Tuo metu buvau katedros klebonas, čia daug darbų, lapkričio mėnuo, visokiausi posėdžiai čia apie būsimus kalėdinius įvykius, eglės, visą kitą. Taigi mama numirs rytoj, negi šiandien mirs. Nors pas ją pavėlavau. Nesgi posėdžiai buvo svarbiau. Nu gerai, įvyko kaip įvyko. Aš nuvažiuoju iš karto, mamos dar kūnas yra šiltas, įvyko, sakau, 15-20 minučių. Ir mano gedulas truko 2 minutes. Aš pamačiau savo motinos nuogą kūną, padėjau savo vaikišką ranką jai ant krūtinės ir pasakiau, mama, aš tau pažadu, iš čia išėjęs, dėsiu visas pastangas, kad tu niekada nenusiviltum manimi amžinybėje. Ir mano gedulas baigėsi. Man laidotuvės buvo mamos triumfo diena. Aš meldžiuosi po šiai dienai, nes nežinau, skaistykloj, dangui. Bet kadangi aš leidau jiems toliau dalyvauti savo gyvenime, aš juos palaidau, bet jų neužkasiau, aš vos nekas nakturiu bendravimą su jais sapnuoju. Naganiai duoda, gerai duoda naganiai. Ir padrasina, ne? Ir pasaugo, ir prilaiko. Ir jeigu kas nors man pasakytų, kunige, tu esi našlaitis, aš gerą niuksą duočiau. Įstatymiškai gal, bet gyvenimiškai ne, aš turiu mamą, turiu tėtį. Aš turiu savo užtarėjus, advokatus. Jeigu reikia, aš toliau visą savo gyvenimą meldžiuosi už juos, galbūt mano kaip vaiko malda jiems reikalinga, iki to visiško įžengimo į tą džiaugsmą, į kurį jie abu yra pašaukti įžengti, turi apsivalyti. Aš nežinau, bet aš tikiu. Tai dėl to labai yra svarbu, kad vaikas tą matytų, kad mes prisiliestume. Jeigu kas iš mūsų turėsim galimybę, paimkite atostogą savo sąskaitą, parsiveškite iš slaugos vienai nakčiai savo žmogų, išmylėkit jūs jį, kad jis numirtų namuose tavo glėby, nes mirštant jam namuose gimsta tavo santykiai iš tiesų su juo. Gimsta santykiai, tvirtėja šeima, dingsta baimė, atsiveria gyvenimas. Ir tas gyvybės ratų, žiūrėkit, slavų kalboje yra labai gražiai žodis šeima, simja, išverskime lietuvių kalbą, 7 aš, semja. Ir tas gyvybės ratas tęsiasi, aš gyvenu dėl to, kad prieš mane gyveno 7 aš.
Aš esu 7 aš vaisius. Dėl to per vėlinės mes prisimenam, kiek tu savo protėvių prisiminsi, vardus, pavardės, kapus žinotum, bent žinotum, kokiam Lietuvos kampe jie palaidoti. Dažniausiai ties seneliais viskas baigėsi. Ir iš manęs kyla 7 aš. Kodėl vainikuojant visą tai noriu pasakyti? Dėl to, kad žmogus yra svajonė. Ir aš esu prieš mane gyvenančių žmonių svajonė. Jie nematė manęs, bet jie tikėjo, kad palikonis iš jų bus. Aš esu svajonė. Lygiai taip pat kaip iš manęs kyla kitos svajonės. Iš brolio per brolio vaikus gims svajonės, kurios kada nors prisimins tas 7 kartas ir sakys, mes šiandien gyvename dėl to, kad kažkada 2020 kelintais jie gyveno ir jie svajojo apie mus. Dievas svajoja apie žmogų, nes žmogus yra svajonė ir žmogus svajoja. Nes Dievas jam dovanojo svajonės dovaną. Tai kai tie visi dalykai, gedėjimas, tai yra rimtas darbas, kai aš negaliu atsiriboti fiziškai, kapas egzistuoja, namai tušti, daiktai kalba, bet aš kuo galiu atsiriboti nuo to, kad tamsa mane bando pagremžti? Mąstymu. Žmonės, mes nuo daug ko galime atsiriboti mąstymu, kai negalime atsiskirti fiziškai. O mąstymas yra Dievo dovana. Didžiulė galia, didžiulė jėga, didžiulė energija yra mąstymas. Nes Dievas savyje kalbėjosi, sukurkime į mus panašų. Mąstė Dievas kurdamas. Mąstė atpirkdamas, mąsto mylėdamas, mąsto amžinybę dovanodamas. 7 aš svajonė. Ir dėl to išgedėtas laikas yra rimtas darbas, kada aš turiu duoti atsakymą, gyvenimas toliau. Kai kapas man tampa prisikėlimo vieta, o ne kūno palaidojimo vieta. Kai žvakė, gėlė ir malda, ką mes šiandien kalbėjomės, įgauna savo teisingą tarnystę, aš įgalinu maldą, įgalinu gėlę, įgalinu žvakę, įgalinu santykį. Tada pasakysiu tau, ko baigiu, jeigu bus dar klausimų, prašom klausti. Ta, ką bažnyčia sako, va tik tada aš turiu teisę pasakyti sakinį, švenčiu žmogaus gyvenimą. Švenčiu patį gyvenimą ir švenčiu patį žmogų. Švenčiu žmogų. Tai, kas šiandien čia yra, man tai yra įsčios, kur mes čia esam, gyvybės, gyvenimo, šviesos. Ir aš labai nuoširdžiai linkiu, kad šitos įsčios subrandintų labai gerą gimdymo vaisių. Per skausmą, per kančią, bet pamažu, kad tai taptų labai gražių šviesos sąjūdžių, kuris šitomis dienomis, kai daug yra suklydusių, suklaidintų arba iš tikrųjų dešinės nuo kairės neskiriančių žmonių, kad tas šviesos sąjūdis kada nors išeitų į gatves per Lietuvą šitomis dienomis, kai mes turime visų šventųjų procesijas, kai turime 31 spalio, kas vėliau prieš tai buvo labai stipriai užgožta istorinės dalykuose, mes galime apie tai daug diskutuoti, kaip nunyko krikščioniškoji 31 spalio dienos iškilmės dalykas, dabar pamažu atgimsta, tai šventųjų eisenos, vaidinimai, istorijų skaitimai. O aš labai tikiu savo tėvynę, aš labai tikiu šituo kraštu, aš labai myliu šitos žmonės ir aš tikiu, kad mums visiems kartu, ranką laikant ir viens kitam į širdį meilės vaistą įskiepijant, mes sukursime tokias tas gerumo barikadas, kad šitas kraštas ir bus unikalus prieš visą pasaulį. Visi žiūrės ir stebėsis, kad jie myli šviesą, jie vertina meilę, jie saugo žmogų, jie tiki, nes turi didelių svajonių.